О, блядь. От чуркos китайцы. Viena naktis -10 ir всё. Kurva. Kurva! Viena normali, kita хуёва. Skambink kitaicam. Klausyk varkistę, tu, blėt. I'm sorry, I may not understand the... Klausyk. You have a responsibility. Tave į konteinerį, į šiukšlių konteinerį paėmė už kojų ir įkišai. Čia pačio jau по-любому yra komentaras. Ir vėl šitas, blėt, verkšlena. Aš nepykstu, aš neturiu ko pykti ant tokio durnelio kaip tu. Tu ateini savo nuomonę išreikšti, kurie tu tave gyvenimas išpisęs, dapisęs, nes tu neturi gyvenimo. Žinai, kaip Paksas sakė, šikau ir tapšnojau aš ant tavo komentaro ir ant tavęs. Pohu man šitą farą. Pajabat. O kitaicam, Petrai, skambink toliau. Aš tave galiu pagauti visur pakelė, nachu. Kaune, Panevėžy, man tik paskambyti ir busą sustabdo ir iškart įpisa į skudurų su teleskopinėm lasdom suėda. We will be transparent. Ne pirmą kartą pastebiu tokią figną. Pasidalini kažkuom, tave pasižiūri plati auditorija. Yra turbūt tų, kurie nužiūrinėja, pavydi labai, seilę varvina ir taip toliau. Ir paliubomu atsitinka kažkokia tai huinė. Aš nekalbu būtinai apie faras, apie beleką. Parodai ką nors, pradeda pavydėt, čiauškėt, pizdėlint ir taip toliau. Žodžiu, siunčia energetinės bangas. Hujovas. Eito, nachu, man tai žmogau gaila. Vatau ir tiktokas. Taip kad, kai tiktokinat, blečių geriau mažiau visko rodyt. Nes realiai parodai ant savo galvos, o po to prasideda visokie burtininkai. Išlenda iš visų pakampių ir šartai, bartai, blėt, hujarina kažkokias, blėt. Bangas čia siunčia man tiktokeriai. Blėt, blėt. Pizdės man pačios parašo.